skaityk. Jo, kaip ir sakiau, grįšiu ir iš karto padėk nuostą, greit perskaitysiu viską jo. Nu tai ašgi išsiunčiau jums PDF-ą, tiesiog atsidarot ir perskaitote. O tai jie sutiko? Taip, tai viskas pagal planą ir vyksta. Tai super, puiku, tai kaip ir sakiau, susitiksiu su klientu ir aptarsiu. Jūsgi žinot, kad man nieko nėra svarbiau už šitą projektą. 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, aš visada esu pasiekiamas, visas jūsų. Taip, iki. Tavo? Čia mano krikšto vaikai. Tėčio neturi vargšiukai. O, Jėzus. Kas čia? Dalytė, tuoj ateinu aš. Kas yra Dalytė? Nu aš tai tikrai nesislėpsiu. O ko jūs tokie ankstyvi šiandien, Dalytė? Ankstyvi. Mes ne ankstyvi, mes tai kaip visada. O tu? O ką tu? Tu neturėtum būti darbe? Turėčiau, tai va, ruošiuosi kaip tik. Žinai, šiandien man tų nesąmonių nereikia. Ko, kaip tavo diena šiandien tu nepatau? Čia, beje, Gabrielė, mano nauja klientė. Labai nekenčia ofisų, visokių oficialių vietų iš labai turtingos šeimos. Gabrielė. Sveiki. Dalia, gal sulčiau? Ačiū, ne. Ir žauksu, būsi mano žmona. Hei! Ate! Kava. Atrodo karščiuoji, ką? Tikrai? Dabar man žymiai aiškiau, kodėl vakar norėjai anksčiau miegot. Tai žinai, čia jūra, vėjas, kitoks klimatas. Tai geriau klausyk. Galėsim visą dieną praleisti lovoje. Ir aš tave slaugysiu, tik tu panorėsi. Bet mes tokį kelią važiavom iki jūros. Palauks. Bet juk jūra, Arnai. Jūra gali visuomet palaukti. O saulė ir bangos, toks geras oras. Kaip pasakysi. Aš einu tada ruošti, gerai? Gerai.
Labas rytas! O, labas. Nu, tai labas. Kas čia? Čia užfiksuota, kiek mes turim bendrų pokalbio temų, kiek kartų prasilenkėm bendrų susitikimų metu mūsų žvilgsniai, kiek kartų mūsų žvilgsniai prasilenkė koridoriui. Kitoj pusėje rasi lentelę su mūsų horoskopų suderinamumais. Leidau savo pabandyti atspėti 9 valandą gimėjai, pažiūrėk, ar pataikiau. Tai pagal viską mes visose gyvenimo srityse esam tobula pora. Ai, ir dar pridėjau maisto suderinamumo lentelę, pagal kurią parinkau vietą mūsų vakariniai. Ką man su šitą informaciją daryti? Sutik. Evaldai. Manau, mes abu galime sutikti, kad čia nieko nėra. Mes tik kolegos. Supranti? Aš suprantu, bet tu pagalvok, tu įsigilink. Žinai, kaip yra sunku per visą gyvenimą surasti savo tinkamą žmogų? Net nenoriu žinoti. Tai yra 0,01%. Ir čia apačioje irgi yra surašyta šitos visos informacijos išnaša. Palauk, tai tu galvoji, kad aš esu tavo 0,001%. Pagal mano skaičiavimus taip. O, Dieve. Aš grįšiu prie darbo. Tau irgi vertėtų. Viskas tvarkoja. Atsiprašau. Evaldai. Taip, Moki daryti kavą? moku. Mūsų santykiams tai bus labai svarbu. Moki daryti kavą. Mūsų santykiam tai bus labai svarbu.
Tai tu galvoji, kad aš būsiu nieko prieš, kad tu čia? Na taip. Taip nieko prieš, kad manęs net neatsiklausiai ir slapsteisi nuo manęs? Aš nenorėjau trukdyti. Kada iš vis galvoji pasirodyt? Vakare. Aš nežinau, kad tu taip sureaguosi. O kaip galvoji, kad aš sureaguosiu? Apsidžiaugsiu gal? Na, nebūtinai. O čia Marko Maikė? Marko? Ne, nemanau. Parodyk ranką. Kam? Parodyk ranką. Gvidai. Mane nusiima. Mes jau senai išsiskyrę. Važiuok, dabar bus taip. Aš išeinu ir kai aš grįšiu, kad tavęs čia nebebūtų. Gvidai! Gerai, viskas. Kai grįši, manęs nekvapo čia nebus. Kvapas tai jau tikrai kad bus. Patekau. Kur? Epsas. Tai parodysiu. Epsas. Va. Ten tik elitiniai žmonės susirenka. Nu ten aišku, tu turi laukti mėnesį, praeiti specialią patikrą, bet už tai žinai, kad su elitiniai žmonėms susipažinsi. Nežinau. Man ir realybėj kol kas sekasi. Rimtai? Nu gerai, ne visai, bet... Žinai, ką moku? Atsirinkti liurbius nuo neliurbių. Tau gerai. Aš tai kiek bandžiau, tai nieko. Mažutė. Einam. Einam. Taip. Ką mes čia darom? Aš tau parodysiu, kad viskas iš tikrųjų matosi kaip ant delno. Atsiprašau. Šitas. Visai nieko. O ką? Suglamžyti rūbai per ilgas kelnes nusmukusios turbūt neturi skonio, greičiausiai pinigų. Aha, šitas. Oi, ne, juokiasi per daug, tamposi neaišku, kas ten vyksta, iš vis neaišku, ar jie moteris patinka. Kol kas neskamba gerai. Žiūrėk, viskas yra gerai. Tau nereikės nei su vienu išveiti į visus pasimatymus. Lygiai tas pats yra programėlė. Pasižiūrėk. Nu, pavyzdžiui, šitas. Per mažas ten. Iš kur tu žinai? Mažas rankos, maža nosis. Patikėk manim. Nori mano patarimo? Tas. Tas? Rūbai puikiai guli, tarsi būtų pasiūti jam. Laikrodis geras. Batai švarus, bet ne per daug, kas irgi labai gerai. Jis čia vaikštinėja, klausinėja. Reiškia, čia nedirba, bent jau aš nemačiau. O jeigu jis čia nedirba, reiškia klientas. O jeigu klientas, tai reiškia turtingas. Tai ką dabar daryti? Mums reikia užmėgsti kontaktą. Kaip? Eisi, netyčia atsitrenksi, visi lapai pabirs. Tada akių kontaktas, pasižiūrėti vienas į kitą. Romantika. Ir tada tu jam pasakai komplimentą. Gražus marškiniai ar gražus akys, kažką. Vyram labai patinka. Ir šiaip vyram patinka tokios silpnos moteris, kurios net, žinai, nesupranta, kas vyksta. Pirmą kartą pabiro dalykai. Aha. Gerai. Bandyk. Gerai. Bėg.
gražus marškinai. Pala. Darosi įdomu. Viskas gerai. Kažkas matyti vis dėlto prikimė. Prie jūros likti viskas buvo gerai. Nežinau. Gerai, einam. Mes tave pagydysim, gerai? Nežinojau, kokios tiksliai nori, tai padariau visų. Juoda kava, espresso, latte, cappuccino, frappé, tai šalta kava, toliau latte macchiato, dar moku padaryti moką, dar espresso moką, jo, tai šiaip galiu daryti bet kokios ir bet kada, kad tai tik panorėtum. Atsiprašau, skubu. Alio? Nelaiku? Ne, pačiu laiku. Čia užtruks. Gerai. Ta prasme, privatus pokalbis. Neįsivaizduoju, kaip išgelbėjai. Sandra ir Arnas. Žinau. Tu žinojai ir nieko net man nesakei? Aš galvojau, Sandra tau pati papasakos, kai laikas ateis. Ne, nu taip tai nesidaro. Tai nuo kada tu žinai? Geriau nežinot. Nu pasakyk. Nuo vestuvių. Gerai, žiūrėk, pašnekėsim truputį vėliau, man dar reikia padirbti, aš iš vis nieko šiandien nepadariau, taip kad... Gerai. Čia man jau ir taip per daug informacijos.